Kas tikrai irgi patraukė akį ir buvo įdomu, tai automatizuotų laistymų sistemų startupas, kuris tikslas jų padėti tiem tokiem smulkesniem ūkininkam automatizuoti jų šiltnamių laistymo procesus. Turi daviklius, kurie skenuoja aplinką, ten plačiai neįsiplėsiu, bet palei daug skirtingų rodiklių nustato, kada kokiem augalam yra geriausia laistyti, dar atsižvelgiant į drėgmę, į oro temperatūrą ir automatizuoja visą šitą procesą. Tai ūkininkams, kas turi šiltnamius, tai yra tikrai gera paspirtis. Tai dažnai būna, kad atsiradus kažkokiai lygai, tai reikia ilgai laukti eilėse, nemažai pinigų kainuoja dėl paprastų nustatymų, o merginos daro AI-jaus pastatytą appsą, tiesiog sukasi ant AI-jaus, ant jų modelių, ant jų daktarų, kur moteris gali, nusiuntus nuotrauką, aprašymą, gauti jau pirminės diagnozės, užsirezervuoti netgi daktarą konsultacijai ir visą tai atlikti pilnai internetu. Pavyko suvesti inovacijos agentūros atstovą su jais, nes jie nori organizuoti mokymus, kas liečia e-komerciją ir teisę, kas tikrai šiai dienai labai yra aktualu,